Na ir paskutinis mūsų uždavinukas. Prekės kaina padidinus 2 kartus tuo pačiu procentų skaičiumi, ji padidėjo 1,3456 karto. Po kiek procentų buvo padidinama prekės kaina kiekvieną kartą? Tarkime, mano A buvo prekės kaina. Tarkime. Prekės kaina. Tokia buvo. Dabar ją didinsiu. A, aš didinu 1 kartą. P procentų, tai P kartų, 2 kartą P kartų didinu ir gaunu 1,3456 A. Abi lygybės pusės galim padalinti iš A, kadangi, nekainuos prekė nuliuko, tai tikrai taip nebus. Tai dabar P kvadratu lygų 1,3456 ir ištraukiu šaknį. Gali būti skaičius ir neigiamas ištraukų šaknį, bet mes žinome, kad mūsų P yra teigiamas skaičius. Taigi ištraukų šaknį aš gaunu 1,16. Kiekvieną kartą prekę didinau 1,16 kartų arba 16 procentų. Taigi prekės kainą kiekvieną kartą aš didinau 16 procentų. Uždavinys išspręstas.